Nekontroliuojamas mintijimas yra pavojingas. Mintys, kurias nuolatos sukame galvoje, gali mus nužudyti. Ne todėl, kad jos destruktyvios, o todėl, kad jos turi svorį ir nuolatos sukdamos ratus galvoje tarsi orbitoje. Jos sukuria eterinį ir mentalinį šleifą, savotišką mentalinę kepurę. Šis šleifas, kaip kokie klijai, koncentruojasi į kažką panašaus kaip migla ar nepermatomas rūkas, kol galiausiai visiškai užblokuoja mūsų trečiosios akies sritį, intuicijos ir proto zoną. Tai trukdo mums suvokti šio pasaulio realybę. Tarsi į pasaulį žvelgtum pro purvinus akinius. O jei tai ne purvas, jei tai viena ant kitos ir vėl dar ant viršaus uždėtos programos primestos tavo proto arba sociumo, nuolatinis dialogas su savimi, nuolatinis mintijimas ir nepaleistos mintys suformuoja didžiulį energijos kiekį trečiosios akies srityje. Dėl to sumažėja dvasinės šviesos pratekėjimas per mūsų energetinės struktūras. Signalai iš aukštesniosios savasties, aukštesniojo aš įstringa mentaliniuose debesyse ir mes nustojame juos suvokti. Ir galiausiai dar viena grėsmė dėl mentalinės arba protinės kepurės. Tam tikru momentu eterinis spaudimas galvai ir visai energetiniai struktūrai tampa pastebimas fiziškai, pajuntamas per padidėjusį spaudimą, pablogėjusį regėjimą, per padidėjusią širdies ir kraujagyslių sistemos apkrovą. Labai sunku išsiskirti su proto maišykle. Visų pirma todėl, kad mes visi turime įprotį sukti mintis ir neturime kultūros jų paleisti. Ir antra, norint sustabdyti vidinį dialogą, reikia šiek tiek padirbėti. Jei tai kažkokie pratimai, reikia juos kartoti. Tiesiog reikia treniruotis, o žmogus iš prigimties yra tinginys. Tačiau magija ta, kad kai pradedi žengti žingsnis po žingsnio vidinio dialogo sustabdymo link, kai pripranti nebesukti minčių maišyklės, pradeda formuotis naujos neuroninės jungtys. Senosios palaipsniui išsitiesina ir išnyksta. Įvyksta stiprus ir efektyvus kaupiamasis procesas. Taigi, kaip pašalinti netvarkingą mintėjimą? 4 taškų pratimas. Yra daug įvairių pratimų. Čia pasidalinsiu vienu iš jų, kuris man pagelbėjo. Jo esmė yra dėmesio sutelkimas vienu metu į 4 taškus kūne. Kai mūsų protas ir dėmesys susitelkia į 4 taškus vienu metu, jis nebegali daugiau apie nieką kitą galvoti. Pavyzdžiui, sutelkime dėmesį į abi kojas, širdį, kaktą arba nosį. Reiktų taip išlaikyti dėmesį nukreiptą į šiuos 4 taškus tam tikrą laiką, tarkim, pradžiai, kelias sekundės, po to 15 sekundžių, po to bent minutę, po to 3 minutės ir taip toliau. Šiame susifokusavimo procese vyksta tiesioginis išskaidimas tokių neuroninių jungčių, kurios ir formuoja ir palaiko nuolatinio mintijimo, protinio plepėjimo įprotį. Kuo dažniau treniruosiesi ir atliksi šį pratimą, tuo daugiau ir daugiau pasišalins mentalinės energijos. Ir pasišalins būtent ta mentalinė energija, kuri ir sukuria šiuos mentalinius blokus.